visi mano mėly kanalo Dominyko reportažai žiūrovai. Taigi spėkite, kurgi aš esu šiandien. Ir šiandien aš esu Vilniaus automuziejuje. Ir taigi, kągi aš čia veikiu? Aš nusprendžiau, kad atėjo laikas apžiūrėti visus antikvarinių mašinų eksponatus. Šičia atvykti aš norėjau jau seniai. Dabar atėjo laikas. Keliaujam. Taigi mes čia dar sekliais pabūsim. O štai čia galima pamatyti visų muziejaus numerių, valstybių numerių kolekciją. Galite čia rasti ir senų sovietinių laikų numerių, galite rasti ir dabartinių, daug labai amerikietiškų numerių. Galima ir olandišką rasti. Žodžiu, susiraskite čia numerį tokį, koksai jums patinka. Ai, ir čia dar yra toksai dalykas, kad kažkuris iš šių numerių yra pasirašytas krepšininko, kažkurio Lietuvos krepšininko, ir ant to numerio yra užrašytas jo marškinėlių numeris. Tai galbūt jūs matote šį krepšininką, nes aš kol kas, kaip vaikštau, nė ženklo. Nors aš aišku paskutinių 2 aukščiausių eilių nefilmuoju, bet turėtų kažkur čia būti. Taigi po tam tikrų paieškų mes radome numerį su Jono Valančiūno parašu. Štai čia matot 150 metų senumo karietą. Labai įdomu. O štai čia jau kūdikio vežimėlis, bent jau man taip atrodo. Štai čia jūs matote tokį tamsoje pasislėpusi motociklą. Sveikas, Dominikai. Jeigu ką, tai čia tavo editorius. Tai actually žodis motociklas, kaip tu sakai, pagal visas lietuvių kalbos taisyklės, kaip matote ant ekrano, turėtų būti kirčiuojamas kaip motociklas. Ačiū uždėmesį, gerai. Žodžiu, galim grįžti prie video žiūrėjimo. Jeigu matote. Štai čia matome dar vieną 19 amžiaus senovinę karietą. O štai čia, jeigu norite, galite susistabdyti video ir paskaityti. Štai čia jau tokia žymiai gražiau nublizginta karieta, bent jau iš čia. Jau jinai kaip ir yra toksai pereinamasis dalykas tarp šiuometinių automobilių ir arklių. Tai yra tuometinis Osnabriuke pagamintas kabrioletas. Čia, jeigu jums įdomu apie eksponato istoriją, taip pat galite pasiskaityti. Štai čia mes matome, ir tai yra vienas pirmųjų normalių automobilių. Tai, ką mes šio laikais vadiname automobiliais. Jis yra pagamintas 1906, 1908 metais Jungtinėje karalystėje. Jo variklis yra L1. Žodžiu, o maksimalus greitis yra 55 km/h. Čia tas pats salonas, bet kitų kampų, kad jums būtų aiškiau. O štai čia šis gražuolis su tuometiniais valstybiniais numeriais iš galo. Štai čia dabar matote Werner New Werner. Tai yra pats seniausias ekspozicijoje esantis motociklas, kurį gamino 1901-1908 metais. Štai šis gražuolis yra pats seniausias šiame muziejuje. Todėl nes automobilio populiarumo didėjimui pradeda populiarėti ir motociklai. Matote, koks gražuolis. Taigi čia yra Vilniuje nužudytas prancūzų aktorės paskutinis filmas, toksai Tremtinjan, tokios aktorės, buvo nufilmuota štai šio automobilyje. Čia va. Bet jeigu būčiau neparodus, būtume atkreipęs. Ne, nebūčiau, va čia žiūrėkit. Čia atrestauruota, o čia jau nebe.
Jo. Čia va informacija. Už tai čia dar matome likęs atributas šioks toks iš filmų. O čia dar mes turime štai tokį va, labai įdomų eksponatą, tokį didelį limuzino klasės daiktą. Susimažinu. Čia va. O, žiūrėkite, koks ilgas jisai. Čia va yra vairuotojo skydelis. O ten yra dar ir keleivio vieta. O čia dabar mes matome tokį daiktą kaip Peugeot. Vieną pirmųjų Peugeot. Taigi, čia yra dar ir kavamalės šalia, kurias taip pat gamina Peugeot iki šių dienų. Šiuolaikinio automobilio Peugeot pradžia buvo štai tokie kompaktiški, mažiukai. Va, faini. Palyginant su tuo, labai čia skirtumas akivaizdus. O tenais buvo limuzino klasės, tas mėlynas didžiulis. Čia jau yra vidutinės klasės automobilis. Va čia va, matome. Pasiskaityti. O štai čia va yra automobilis pats. Va, čia va galite pamatyti vidaus skaitelį, čia viskas atrodo tuo metu. Ir štai taip atrodo vidutinės klasės tų laikų automobilis. Čia galite pasiskaityti. O štai čia jau galite pamatyti pirmąjį automobilį, kuris apvažiavo aplink visą Ameriką. Taigi štai kelionė buvo tokia grandiozinė ir viską. Čia dar galime pamatyti raidę. Kaip aš sakiau, pabūsim sekliai morkos. Va. Ką jūs? Tai žodžiu, labai įspūdinga. Ir štai dėl to, kad jis apvažiavo aplink visą Ameriką, matome štai tokių detalių. Tai yra šitas stikliukas dėl mažesnio oro pasipriešinimo ir jo maksimalus greitis buvo netgi 130 km/h. O 1924 metais tai buvo maksimalu. Štai čia galite dar pasiskaityti informacijos ir dabar keliaujame prie vienintelio eksponato šiame aukšte, į kurį galima atsisėsti. Taigi, spėkite, kurgi aš dabar esu? Dabar aš esu Henrio Fordo modelyje T, jo pirmajame masinėme modelyje. Čia yra Fordas ir aš sėdžiu jo viduje. Galinės sėdynės, priekinės sėdynės. Ir žinot, ką aš pasakysiu? Šitos sėdynės, jos yra minkštesnės už daugelį dabartinių ekonominės klasės automobilių sėdynių. Labai patogu. Nu ką, važiuojame į Ameriką. Čia patys vairas, stabdį, sankabą, kitą bėgį. Žodžiu, kaip jums? Jeigu norite jūs pasidėti, atvykti į Vilniaus automuziejų. Taigi čia pasirodo viskas šitoj mašinai pedalai veikia kitaip. Čia, kaip aš suprantu, stabdis, čia yra daiktas atbulinių, čia yra tada šitas sankaba, o štai čia yra gazas. Nežinau, ką daro štai ši rankena, arba štai šioji. O, tai žodžiu. Kaip jūs manote, jeigu jūs turite kitokią nuomonę, parašykite ją komentaruose. O štai čia jums pasiskaityti. Susistabdykite, prisiartinkite, pasiskaitykite. Čia mes priėjome prie dar vieno gražaus motocikliuko, gaminto 1916-24 metais. Jis, kaip matote, yra rudos spalvos. Toks va, gražuolis. Labai šitais. Man ta visa technika yra įdomi. O štai čia jau matome, turbūt iš ten padėtų lagaminus trenčiantų tokį šeimyninės klasės, prabangios klasės iki pirmojo pasaulinio karo pabaigos gamintas automobilis. Ir šie buvo netgi kaip ir meno kūriniai.
Ir ne tik dėl to, kad jie yra brangus ir taip toliau. Tik dėl to, kad juos tik tais gamintojas pagamindavo tik tais patį rėmą ir mechaninę dalį, o visą kitą galėdavai užsisakyti pats pagal savo pageidavimą. Tai štai toks yra šis gražuolis. Matote, dvi vietos, gale ir bagažinė. Čia jau turbūt didelė šeima su daug daiktų važinėdama. Taip ir aišku, jeigu jums įdomu, pasiskaityti. O štai čia jau trupučiuką kitoks, bet labai panašus kaip tą šalia stovintį automobilis. Jis jau yra, aišku, gaminamas trupučiuką vėliau. Iš karto po Antrojo pasaulinio karo, 5 metus gamintas automobilis. Štai čia yra jisai. Matome irgi vairas ir labai patogus ir didelis galas. Žinot, kaip šiuolaikinėse automobiliuose kaip tik yra patogiau sėdėti priekyje, o va tuometiniuose man kažkaip atrodo, kad patogiau buvo gaminta, kad būtų sėdėti gale. Kaip jūs manote, parašykite komentaruose. Ir dar pamiršau, jeigu jums įdomu apie šią istoriją, galite pasiskaityti. O dabar užteks automobilių, galime keliauti prie motociklų. Štai taip atrodo šis amerikietiškas, kaip aš manau, motociklas. Štai čia, pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, rinkoje kyla didžiulis ne tik visiems perkamų automobilių, bet ir motociklų poreikis. Ir štai čia, kaip matome, 1940-ais parašyta, bet ne. Jis būdavo gaminamas 1919-1924 metais. Iš karto po Pirmojo pasaulinio karo Europoje ėjo štai tokie daiktai. Pasiskaitykite, jeigu jums įdomu. Ir keliaujam toliau. Tai aš dabar pagalvoju, turbūt jūs klausia, Dominikai, ką čia filmuoja? Taigi visi automobiliai, jie tokie panašus. Ne, aš turiu jums atsakymą į šį galbūt jūsų užduotą klausimą. Taigi, kiekvienas automobilis, jis yra unikalus. Jis yra unikalus savo istorijai, savo atskira išvaizda. Ir dėl to šis muziejus sudaro labai tokį didelį ypatumą. Ir dar negana to, čia nėra jokių kopijų, čia nėra jokių padirbinių, visi yra originalai. Ir 90% transporto priemonių yra važiuojančios. Tai yra vau, jūs matote, kiek čia joms metų. Taigi, palaikykite šito muziejaus vardą ir pasižiūrėkite, kiek čia žmonės dirba restauruoja. Paspauskite laiką, jeigu jūs manote, kad tai tikrai yra svarbu viską išlaikyti. Ir jeigu jūs manote, kad restauruoti visą tai buvo gera ir prasminga idėja. Paspauskite laiką. Štai čia galite pamatyti dar vieną, šį kartą jau kitokį, baltą automobilį, kurios buvo gaminamas nuo 1918, tai yra po Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 9 metus. Štai čia. Štai. Jisai kaip atrodo, čia jau matote automobiliai didesni už kameros į skydelį. Įkišti nelabai galiu. Galbūt darbai kažką priartins, bet nieko neišeina. O dabar, kaip po kiekvieną eksponatą, jeigu jums įdomu, pasiskaitykite. Čia mes matome dar porą gražuolių. Štai čia yra tai toks rožinės spalvos automobilis. Nežinau, čia raudona rožinė. Čia va, jį galite pasiskaityti. Ir čia šitas yra amerikietiškas, todėl jo kubatūra yra 6 litrai. Tai kaip jūs manote, kiekgi toks galiūnas ryjo litrų dizelio? Turbūt dizelis nelabai buvo vertinamas tuo laiku, kai šitoks buvo pagamintas ir apie ekonomiką nelabai buvo mąstoma. Bet užtat pasižiūrėkite, kaip čia gerai. Čia kaip to laiku, čia kaip šiuometiniai 76. Čia matome per vidurį vietas su stalčiukais ir net laikrodžių. O čia vairuotojas ir dar vienas žmogus. Tai yra labai prabangus 6-vietis automobilis. Ar norėtumėte tokio pravažiuoti?
O štai čia antras iš mano kalbėtų toks kompaktiškesnis, dvivietukas, moteriškas automobiliukas. Štai čia jis yra violetiniai mėlynos spalvos. Čia va matote skydelį, vėl man pavyks jį parodyti. Štai kaip jisai atrodo, bet tikrai tuo metu automobiliai buvo dideli. Ir šis yra amerikietiškas. Tai faktas. Amerikoje visą laiką didelių automobilių kultūra išlieka. Štai koks gražuolis. O ne, mane tarpukariu suėmė policija. Ir kurgi jie mane sodins? Taigi jie mane sodins šį automobilį. Policijos to meto tarpukario automobilį. Čia va matote, kokia yra vieta vietė. Ir beje, šis eksponatas yra vienintelis iš dviejų, kuris visgi buvo atvežtas ir kad į muziejų įvaryti, jį reikėjo išrinkti ir surinkti vėl. Štai čia va matote, kur mane pasodintų, man tokių kėdučių medinių ir aš norėčiau per mažas varteles matyčiau vairuotojų. Čia matote tvoros grotos, taigi štai kur mane pasodintų. Kadangi jau mane suėmė tarpukario policija, aš patapau tarpukario žmogumi. Taipgi jau mano nauja skrybėlaitė. Gerai, viskas. Įvyko klaida, mane iš policijos areštinės paleido. Aš įsigijau kepurėlę ir dabar atėjau užsipilti dyzelio. Imkim, grįžtu namo su vienu iš prieš tai parodytų automobilių ir mano namai dega. Ką dabar man daryti? Aš išsikviečiau gaisrinę. O ši atvažiavusi štai tokio galingumo automobiliu. Pasižiūrėkite. Čia dabar mano žingsniai yra per maži tokiam. Štai. Matote? Štai čia. Va, kaip atrodo gaisrininko vairuotojas skydelis. Ir koks ilgas galas. Štai. Taip atrodo gaisrinės automobilis. O štai čia turbūt dar keletą darbuotojų atsisės iš galo. Štai čia mes matome dar porą vėlyvojo tarpukario susisiekimo priemonių. Štai čia yra žalia, ten mėlyna. Pažiūrėkime į žalios skydelę, jeigu ten jau kažkas matysis. Štai taip. Dabar pažiūrėkite į mėlyną transporto priemonę. Apžiūrėkite jos šoną. Ir šios skydelė. Labai man šios įdomus skydelis. Jokių laikrodžių, jokių nieko. Tik daug svirtelių. Galbūt jūs žinote kažką. Parašykite komentaruose. Čia mes matome dar vieną tokį tikrai įdomesnį eksponatą. Štai šis Renault. Galbūt ir atrodo normalus iš priekio, bet čia pasižiūrėkite, kurgi reikėjo sėdėti žmonėms. Ir aš nežinau, ar tai yra dizaino reikalas, ar čia tiesiog pastatytas ne visas Renault, bet likučiai. Savo nuomonę taip pat parašykite komentaruose. O štai čia matome dar vieną, bet jau žymiai didesnį Cadillac modelį. Štai šis yra pusiau kabrioletas, pusiau kaip ir normalus automobilis su stogu, kadangi šis yra nuimamas, prisegamas odinis stogas. Tai štai ko jisai išsiskiria man iš kitų automobilių. Jis yra pagamintas Amerikoje, variklis V8, galite pasiskaityti. Čia antras labai panašus, labai didžiulis automobilis. Aš nežinau, su kuo man sulyginti šiuolaikinį, bet su šiuolaikiniu keturviečiu automobiliu nepalyginti. Visiškai neekonomiškas, taip ir buvo amerikietiškas, bet angliškas. Turbūt tokio didžiulio muziejaus savininkai neturi kur dėti valstybinių daiktų, nes šių gausu ne tik ant sienos, bet ir tualete. Labai nustebino. Štai čia, kaip aš suprantu, matote tuometinių automobilių markių logotipus, kurie buvo priklijuoti ant automobilių ženklelių. Taigi, kiek iš šių ženklelių atpažįstate jūs? Parašykite komentaruose. O štai čia galime toliau džiaugtis automobiliais ir matome du labai panašaus stovio ir išvaizdos automobilius. Taigi tikrai abiejų nereikia apžiūrėti, užteks į vieną. Šitas turbūt trupučiuką dar senesnis,
Jisai dar turi štai ir tokių. Ai taip, ir aš dar prisiminiau, kad čia dar yra uošvienės vieta. Štai ko šis automobilis yra ypatingas. Štai čia išlenkiama vieta ir štai čia matome langelį, kuris užsidaro arba atsidaro, kad jeigu tu su uošvienė susipyksti, uždarai langelį ir gali važiuoti toliau, o jeigu dar nesusipykęs arba susitaikai, atidarai langelį ir viskas. Štai taip yra vadinamas šis automobilis. O štai šis kitas, šios vietos jau nebeturi. Čia mes matome anglišką Rolls-Royce automobilį. Matome, kokį jisai ilgio. Gaila, kad aš ilgio negaliu pasakyti metrais, ar man nepavyksta galbūt su kamera atvaizduoti. Bet štai čia mes matome tokį gan ypatingą daiktą. Matote, yra rankenėlė ir yra langelis. Taigi, šie žmonės, kurie sėdi per vidurį, gali valdyti langelį tarp vairuotojo ir šių žmonių. O štai čia dar vienas tipinis automobilis. Štai čia mes turime dar vieną ispanų Suzuki baltą automobilį. Pasižiūrėkite, koks jis yra gražus, baltas, elegantiškas. Norėčiau sakyti, kad limuzinas, bet tik jis dvi vietos. Čia jau turbūt aukščiausias aukščiūnų klasės žmonėms skirta. Ir kaipgi automobilių muziejus be miniatiūrinių versijų. Čia, kaip aš suprantu, visų automobilių, kurios pavyzdžiui šičia, miniatiūrinės versijos. Tai mes matome, kiek vien tik tai šiame aukšte jų yra. Čia yra automobilių kiekis šiame aukšte, bet visgi yra 3 aukštai, nepamirškime to. Taigi tikrai muziejus labai vertas mūsų laiko ir pinigų. Rekomenduoju. Dabar jau mes žengiame į truputį kitą laiką. Nauja erdvė, naujas laikmetis. Štai čia turbūt, kaip aš suprantu, kadangi 1931-36, tai yra vėlyvoje tarpukario laikmetis, kaip aš suprantu iš aplinkos, tokie vasėni langai, tai čia lagaminai, pats remontuojasi, šis automobilis jau nėra prabangos klasės, pasižiūrėkite. Jau jis ir mažesnis, ir purvinesnis, žodžiu, ir vairas skitelis man lengviau pasiekiamas filmuoti, nieko neliečia. Taigi. Štai kaip atrodo. Bet faktas, kad vis tiek didžioji dalis automobilių yra šie nuostabūs galiūnai. Ir aš vis dar negaliu patikėti, kad net ir toks, ir toks, ir toks, ir toks, jie visi gali dar važiuoti. Čia man yra neįtikėtina. Štai kaip atrodo šis amerikiečių firmos Packard galiūnas. Tikrai matote, kokio ilgio kapotas. O štai čia prieš ir po ir per Antrąjį pasaulinį karą gaminti automobiliai. 1935-54, pasiskaityti visą laiką galima, pagaminti automobiliai. Matome tokie šviesimėliai, faini, tokie vis dar ilgi, bet jau šičia trupučiuką trumpesni. Matote, jūs geras man pasiekiamas, žodžiu. Jau nebėra tokie super galingi automobilis. Jau nebėra. Čia matome prieš pat ir per Antrąjį pasaulinį karą gamintą Harley Davidson motociklą. Pasižiūrėkite, koks grožis. Tai čia matome visą variklio sistemą. Čia kokia minkšta ir nuostabi sėdynė. Jūs norėtumėte pasivažinėti su tokia sėdynė? Jeigu taip, paspauskite laiką. Čia matome paveikslas, bet ne apie tai. Galime trupučiuką paeiti nuo automobilių ir grįžkime prie smagių laikų, prie smagaus dalyko, važinėtis rogėmis. Taigi štai čia galime pamatyti, kaip aš spėju tarpukario metalinės rogės. Štai čia yra Lacia gražuolis ir kaip matote, kodėl ant jo yra Italijos vėliava. Šis automobilis yra itališkas ir šios atstovavo Italijos valstybę. Su juo, kaip aš suprantu, buvo važinėti į kitas šalis. Jis yra labai prestižiškas, gražus ir jis tikrai atstovavo valstybę. Ir spėja, kad savo funkciją vykdė gerai. Štai. Ir ne toks automobilis, o šis automobilis. Ir dabar jisai atsirado Lietuvoje, Vilniaus automuziejuje. Čia galime pamatyti porą motorinių dviračių. Apie kuriuos galite pasiskaityti štai čia ir štai čia.
O štai čia apžiūrėjome tiek daug ir prabangių, ir ne tiek prabangių automobilių. Dabar ateikime prie krovininių automobilių klasės. Tokia pusfūrė, štai čia. Tai čia matome jos išmatavimai. Ir aš jums pasakysiu, štai čia yra 4,5 metro ilgio. Matote? Ir jūs palyginkite su tais automobiliais, kuriuos aš įrodžiau prieš tai. Reiškia, yra dar ilgesni. Tam, kad suvoktumėte viską realybėje, tikrai. Aš nežinau, kaip man pavyksta per kamerą perteikti. Ir beje, šis krovininukas yra Peugeot prieš antrąjį pasaulinį karą. Vėlyvasis tarpukaris. Vežiodavo visokiausius krovinius. O štai čia šį automobilį galima įeiti. Štai iš išorės labai panašus į visus likusius. Gal aš kokį eksponatą jums neparodžiau, gal aš kokį eksponatą jums nepamačiau pats, bet aš manau, kad aš jau tikrai iki prieš antrąjį pasaulinį karą egzistavusių automobilių vaizdą susidariau. Ar susidarėte jūs? Parašykite komentaruose. Bet aš manau, kad jau bendrą vaizdą turite ir jūs. Dabar kylame laiptais aukščiau į antrąjį aukštą. Štai čia jau prasideda daugiau ekonomikos, jau prasideda trupučiuką mažesni automobiliai. Ir automobiliai, kurių stilius jau jums gali kažką priminti. Bet aš manau, kad visą šitą, ką aš jums pristačiau, tai buvo įžanga į antrą dalį. Taigi dabar labai ačiū jums, kad žiūrėjote ir nepamirškime užprenumeruoti kanalą, paspausti like mygtuko ir susitinkame Vilniaus automuziejuje antroje dalyje. Čia jau turbūt jūs pamatysime jų labiau žinomų prekės ženklų ir taip toliau. Susimatome už savaitės arba už 2. Iki.